Kaip jums patiko publika Pietų Korėjoje? Puikia publika. Publika apstojus, mes jos neatsiginam. Jinai stovi tol, kol mes grojam čia. Aišku, ar labai skiriasi nuo europietiškos? Visiškai ne. Linksmi, šilti, nuostabūs žmonės. Ar buvo sunku, kaip manote, pritraukti, kad jie labiau šokti pradėtų patys? Ar vis dėlto yra kažkiek kultūriniai gal skirtumai, kad nesiryžta vis dėlto šokti? Nėra kultūrinio skirtumo. Mėgsta labai linksmas muzikas ir kai tik tais išgrojom polką, jie iš karto visi šoka. Aišku. Kokius įspūdžius išsivežate iš Pietų Korėjos? Puikius. Kas patiko labiausiai? Žmonės, ko gero, nuostabus, šilti, malonus. Visą laiką su šypsena. Tiesiog nuostabus. O tarkim, pats bendravimo būdas gana dažnas, tarkim, lankstymasis, pagarbos rodymas. Taip, žinoma, kad lankstymasis ir mes išmokome lankstytis, ne tik tai jie. Ir mes Lietuvoje, ko gero, pravažiavę visus išmokinsim, kaip reikia lenktis čia. Mes pripratom. Kaip korėjietiška virtuvė? Ta virtuvė, kurią jūs pademonstravot per mūsų vakarėlį, tai man labai patiko. Visi sliekai, gyvatėlės, džiovinti kopūstai ir ungurio gabalėlis, taip pat didžiosios krevetės su nuostabiu rasalu mane verčia lyg dar čia 5 dienas, bet dėja bilietas yra nupirktas rytdienai. Aišku. Dėkuoju už pokalbį. Ačiū.